Nu ką, šį kartą išvykstame į Daniją vienos elektrinės mašinytės pažiūrėti. Įdomios. Tai žiūrėsim, kaip ten seksis mums. Tai va, jau atskrydame prie tos mažos Renault mašinytės. Matos truputėlį ilgai stovėjus, stabdžiai iškirmyje, dar keletas defektų, vienu žodžiu. Bandysi įdėti akūmą ir kažkaip nusitransportuoti iki garažo. Nes matas tikrai seniai stovėjęs, užpūvę viskas. Ir šitie stabdžiai net nebejuda. Kažkaip reiks paleisti. Na, kai paleisiu, tai pabandysim ir pavažinėti tada. Kiek išeis, matysim, kaip čia lėkia. Toks įdomus eksponatas iš Renault serijos. Nu, įdėjau akūmą. Tik nuo akūmo laikiklio kažkodėl nėra varžto. Bet nieko, pabandysim paleisti. Pažiūrėsim, kaip iš čia pasileidžia. Ką čia rodo. O, atsirado gyvybė. Gyvybė atsirado. Nu, dabar nevažiuosim, nes dangtis neuždėtas. Čia pavoras reiškia prisijungia. Avarinis veikia. Netgi laisvų rankų įranga yra. Pasirodo. Gerai, tada jeigu pasileidžia, reikia dėti dangtį. Bandysim išjudinti. Na va, jau bandau važiuoti, bet su tatvizikiuku, bet rankins net neatsileidžia ant tiek užpūvęs nustovėjimo. Nieko, užsikrausim ant priekabas. Taip, neutralus. Krovimo prašo. Kaip čia dabar išeiti iš to? Neatstaro. Va taip, reikia išeiti. Ojoj. Kas čia sukūrė tokį aparatą. Nu, įdomus dalykėlis. Nu, sėdam, bandom važiuoti rimčiau biškį. Čia važiuoti, kur ta priekaba išvažiavo? Nu, kam taip. Tak. Kaip čia šviesas įsijungt, palauk, va, taip. Spaudžiam D ir go. Nu va, išsinamavom šiokią tokią priekabą. Tik čia įdomiai priekaba iki 7 pem, bet su inerciniu stabdžiu kažkaip tai. Įdomu, šiaip pas jos priekabos. Va, pasidėjom atramas. Nu, reiks bandyti kažkaip užvažiuoti ant tos priekabos dabar. Nes važiuojant pradėjo iš vis dėkti stabdžiai, konkrečiai. Reik tvarkyti. Bandom važiuoti. Tai va, matome nuimti suportai. Abiejų pusių galinį buvo užkėpę visai. Stumokliukai. Nupirkti naujų vieno kainą apie 200 eurų.
plius minus. Priekiniai cilindriukai dar susitvarkė, o galiniai teko supoliruoti ir surinkti atgal. Turėtų veikti, bet ateityje, man atrodo, teks keisti naujais, nes truputėlį korozijos gavę, atsipoliravo dabar, bet įdomu kuriam laikui. Jeigu važinėjant, naudojant, turėtų veikti toliau. Tai va toks smulkus tviziko remontėlis. Įdomi mašinytė. O čia jau grįžtant iš garažo, biškį pritrūko energijos. Grįžau savo į tvizikas, tai teko truputėlį dar pasikrauti energiją. Tai tiek.